O, koks kvapelis geras. Pats atrodo galėčiau valgyti. Eik, turiu atsikabino. O, koks gražuolis. Na, plauksi. Turim žuvį. Ir nebeturim žuvies. Sveiki žvėjai, na va, savaitgalis ir aš vėl į žvejybą. Buvom planavę su šeima važiuoti pailsėti, bet aišku ir atvažiavom su visa šeima ir aš nebūčiau aš, jeigu nepasiimčiau meškerių. Tai atvažiavau į tokį karjerą. Karjeras nedidelis, bet aišku, eilinį kartą orai mūsų nelepina. 9-10 šilumos te rodo, o kaip žinot, vis tiek karjerė yra visokių šaltinių ir vis tiek, ko vanduo įšyla, ko vis tiek viskas karjeruose dažniausiai vėluoja. Na, bet jeigu vieną kitą karpį padovanos, tai bus fantastiškai, tai tikėkime, kad vieną kitą duos, tai einam, kaip matot, meškerės jau po biškį apsidėliojau, apsidėliojau daiktus ir einam ruoštis pašarus. Mačiau keletą karpių šuolių. Aišku, stebuklo čia nepagausi kažkokių tokių, kaip tauragiai ką gaudžiau, bet numarinti tą žvėją kirminą esantį viduje, tai pakaks ir tokių karpiukų. Tai ką, einam ruoštis ir toj neužilgo viską pamatysit. Na va, o iš pašarų naudosim boilius 20 mm mangą. Aišku, juos smulkiai susmulkinsim, kaip ir eilinį kartą. Tai vis tiek, aišku, čia vandens temperatūros dar nepasimatavau. Taškų nesusiradau, bet panašiai jau įsivaizduoju, kur gaudysiu. Aišku, dar ko nepaminėjau, kad gaudysiu tik vieną parą gerą. Tai, bet manau, užteks gal ir geros paros. Gal tikėkimės, koks amūras užplauks ir pagerins nuotaiką. Kvapas boilių tai tikrai geras, kvapnus. Šiaip realiai, jeigu dėkim, aš praeitais metais pradėjau naudoti Carb Zumo boilius tuos, tai anksčiau naudodavau dinamitą arba fish foodą, bet pradėjęs naudoti tuos realiai visose telkiniuose pasteisnis dalykas, tik aišku reikia žinoti, nes kiekvienas telkinis turi savo charakterį, tai vis tiek ant vienam telkinį kimba ant smirdukų, kaip karpininkai ką vadina, o ant kitų va šitais skanus, saldus patinka boiliukai, kaip tos pačiuose viešvinuose ar kitose telkiniuose. Ir kaip žinau, kad ir čia patinka saldus reikalas. Tai va, baigam susimalti ir tuoj parodysiu, kas eis sekantis. Tai pilsim Skopekso skonio 6 mm greitai tirpstančias granulės. Jeigu matos prieš kamerą, vat, tokias kukurūzinės greitai tirpstančias Skopekso skonio. Vieną pakuotę, paskui įdėsim šutintų kukurūzų. Vis tiek amūram patinka kukurūziukas. Ir paskui va, kviečio dar. Pašaras čia iš viso realiai paprastas, nieko ypatingo. Ir viską pagardinsim mango skonio likvidu. Ir viskas. Ir bandysim taip gaudyti. Aš mes likvido baisiai daug nepilsiu. O kažkur plius minus užteks. Vis tiek persistengti nereikėtų dar.
Nu ir viskas. O, koks kvapelis geras. Pats atrodo galėčiau valgyti. Jeigu jau karpiai bus aktyvus, tai tikrai neatsisakys tokio pašaro. Tai ką, einam ieškotis dabar taškus. Aišku, mes jau su taškais panašiai įsivaizduoju, tai bandysiu vieną ten, jeigu matos per kamerą link to inkilaus ten prie žolynų ir paskui į kairę pusę link to beržaus ten. Žiūrėsiu šalia krantos, bandysiu surasti gal kokį 1,5 metro gylį ir ten gaudyti. Tai va, bandom. Ir dar, ko nepaminėjau, gaudysim ant Madix česnakinio vafteriaus, biškį apipjaušiu, kad šiek tiek būtų mažesnis ir kaip tauragėką gaudėm ant dinamito vafterių. Ir bus va šitais IPVO koinės paprastos, tos greitai tirpstančios granulės, be nieko viskas paprasta. Tai va, einam, metamės. Nu, toj parodysiu jums, kokius bandysiu taškus susirasti. Kaip bandysim gaudyti. Tai kaip rodžiu, plaukam link ten to inkiliuko. Turim 12 šilumos vandens temperatūrą, gylis bus 1,5 metro. Tai pirmą tašką ten. Ir plaukam dabar į kairę pusę. Kaip tik norėjau tokį vat seklesnį rasti. Nu, o antras taškas. 1 kablis biškį žolių rodo, gal reikėtų biškį paplaukti atgal. Bandysiu surasti tokį švaresnį. O, vis tiek žiūrėsim inline sistemą. Nu, va. 1,3 metro. Ir žymim antrą. Ir viskas. Ten susimetam ir laukam, gal neužilgo to užkibs ribą. Nu ką, meškerę sumetėm, laukam pirmo kliovo. Tylu ramu kol kas, vienas karpis jokio judesio nedavė. Laukiu, buvau pakėlęs droną, virš mano taškų karpiai plaukioja, šildosi po truputėlį. Tai tikriausiai kaip visada yra jiems svarbiau pasišildyti pavalgyti, bet tikiuosi, kad vakare ar naktį nusileis kažkiek pasimaitinti. Nors, aišku, mes eilinį kartą gal kažkiek kiša koja tas oras vėsesnis. Na, bet matysim, šita žyba yra poilsinė, atsipalaidavęs, po truputėlį eisiu paskui dar persimesti, niekur neskubu, tai bus, nebus karpios, kai bus, tai baisiai nepergyvenu, tai vat, lauksim. O jei turėsim ką parodysiu, o taip tai. Šitas video bus gal šiek tiek trumpesnis, gal kažko baisiai neparodysiu, bet jeigu jums šitas video patiks, tai uždėkit laiką ir laukiam. Tik su jumis pakalbėjęs ir nuleido svingą į apačią. O, baba. Turim kažką. Pareina. Tik pakalbėjau, išjungiau kamerą, praėjo gal 10 minučių ir išvažiavimas. Parentėsi į krantą, reik biškį prikelt, nori eiti žolynus, teik.
turim karpį. Nedidelį, bet nėra ko norėti visada traukti milžinus. Reikia kartais pasidžiaugti ir su tokiais sportininkais. Paėmė grinai ant to pačio Wafterio, kaip Tauragiai paėmė tas 16900, kas jau matėt mano pasirodymą ten. O kas nematė, tai ant dinamito šilauogės paėmė Wafterio. Aba. O jeigu tur mažylis. Nu, ateik. Aba. Turim. Šio vakaro pirmą žuvį. Na va. Užpilam. Nedičkis. Mažytis. Bet vis tiek. Smagus priešininkas. Iškart pagydom. Atplaukiai pasimaitinti pas manęs. Pašariukų. Švarus, žaizdų neturintis. Gražuolis. Va, parodysiu. Nu kiek ant čia, net nesversim. Nedičkis. Kokio gerų 2 kilų. Tai va. Eisim paleis, neapkankinsim. Ir lauksim sekančio kibimo. Einam. Na va, keliauk namo. Gražuolį. Auk didutis, būk sveikutis. Eina savo, tik persimečiau meškerę, turim dar vieną kliovą. Oba. Pasikūrė. Tai, kad įsėdavau, pradėjau eiti ruoštis valgyti. Ir tu. Ir kai išvažiavims davėns. Sakiau, bus trumpesnis video, tai bet jau nebesigaus. Jeigu taip žuvis kips. Kur bėgi tu žuolės? Eik. Šitas taip atrodo didesnis šiek tiek. Ai, čia iš vis lyns užkibęs. Bet geras lynas. Eik, turi atsikabina. Bet čia buvo lynas kokių 3 kilų. Ojojoj, čia geras buvo geras. Nu, bet nieko, yra kaip yra. Lauksim sekančio, bet čia tokio dar lyno jau dar nebuvo matęs. Gauka karpius, o ten iš lyno grinai be žvinų. Geltonas toks. Paėmė ant apipjaustyto česnako Wafteriaus. Laukiam, eina persimesti. Laukam sekančio kibimo.
Na gaila, kad nepavyko jums parodyti to lyno, bet patikėkit, ten tai tikrai geras lynas, tai 3 virš 3 kg gerokai, tai drąsiai. Nu, nieko nepadarysi, būna, čia žvejyba, pasitaiko visko. Nu nieko, laukiam. Nu, hibrytė, turim dar vieną karpioką, šiek tiek didesnis, 3-4 kažkur kilogramai. Bet jau po biškį didėja. Tai va toks gražuolis. O, koks. Jau 3-4 bus, drąsiai. Taisim palavą persimesti. Lauksim sekančių kibimų. Nu, kaip tokia paprasta išvažiavus, paprasta žvejyba. Be didelio pasiruošimo. Tai ganėtinai faina ir gera. Ką, leidžiam atgal namo. Pasimatysim po kokių gerų metų. Ir pažiūrėsim, kiek tu bus čia paaugęs. Gerai, einam leisti. Taškytis dar pradėjo. Nu ką, leidžiam šitą gražuolį namo. Susitiksim greitų laikų tikriausiai. Būk augdytutis ir būk sveikas. Iki. O, koks gražuolis. Nu, plauksi. Pavargo. Viskas. Tai ką, hibrytė, turim gražų lyną. Ašmėsas praeits buvo didesnis, bet pasižiūrėjus ir šits gan neblogs. Linai pasikūrė. Realiai prieš kokį valandą laiko turėjau ir įkibimą, bet ten buvo mažesnis linukas. Nespėjau nufilmuoti, nes buvau pirty. Tai greitai bėgau traukti, kad nepabėgtų. Tai ten to lyno taip nebepavyko nufilmuoti, bet šitas ženkliai gražesnis. Irgi pagydom žaizdelę. Tuoj parodysiu, koks gražuolis. O jėgų atsirado jam. Nežinau, dabar net svarstyklių nepasimė, palikau namus, tai įsijungt prožektorių. Palikau svarstyklės namuose, bet štai jums parodysiu. Tai va šitas toks gražuolis. Nu, bet 2 su kapeikom, tai drąsiai turbūt gražus, linai kimba. Labai gražus. Žvejyba karpių ir linų. Nu nieko. Gražuoliai kimba. Ši žvejyba irgi pasisekus. Viskas dirba, viskas gražiai. Linukai irgi ateina pavalgyti mango, skopekso. Tai va ateina paleist, nebekankinam ir gaudom toliau. Bet viskas dirba iš vieno taško. Masaliuks tai Madix Wafteris Tornado. Tai tas, kada esu apipjaustęs vietoj ten 12 mm skersmens ir palikęs gal kokie 8-7 mm. Tai apipjaušiau česnako skoniaus, tai vat viskas patinka jam ir kimba, va tokie vat gražuoliai. Tai ką, einam paleisti. Tokį šitas linioką. Aš taip galvoju, ar nėra pradėję šalti, nes mats yra apšalęs šiek tiek.
Nors ir minusiukas nedidelis, bet žuvis kimba. Na, bėk namo. Na, tuoj atsigausi. Labas rytas. Turim žuvį. Ir nebeturim žuvies. Antras pabėgimas. Naktį turėjau kibimą, irgi pabėgo. Kol išlipi iš tos lovos, taip gerai miegojęs. Nu, bet nieko. Eisim persimesti ir bandysim dar keletą pagauti. Oi. Labas rytas. Na, kaip matė, turėjau neseniai kibimą, bet realizuoti nepavyko. Bet skaitant naktį, nors buvo nukritę iki pusės šalčiaus, buvo net ir graibštos visi matai apšalę, bet žuvis įdėjo kibo. Paskutinę žuvį ištraukiau 12 valandą. Turėjau dar kibimą 2 nakties, bet ištraukti irgi nepavyko. Tos meškerės jau tada jau nebepermečiau, paskui turėjau ant sekančios meškerės kitą kibimą ir irgi realizuoti nepavyko, kažkokį žulį nusitraukė. Nu, kibimai tokie silpnuoki, vis tiek žuvis nėra taip baisiai aktyvi, bet kibt kimba, taip net įdomu, per lauke oras minusinis, o žuvis ganėtinai tokios, nu, vis tiek maitinasi. Tai meškeris visas persimečiau dabar, laukiu, matysim, nu, bet kaip tokia paprasta žvejyba, išvažiavus taip paprastai, tai viskas ganėtinai gerai. Tai va, pasišėriau biškelį dar, padėjau pašaro, po biškį įsidenoju. Aišku, oras ir šiandien nelabai bus šiltas, tai iki 8 gal 9 šilumos. Na, bet turim dar šiek tiek laiko, bandysim dar kažką pagauti, kažką jums parodyti. Ir tokios žinelės. Tai bandom laukam. Nu tai va, kaip sak, daugiau kibimų niekur nebesulaukėm. Turėjau keletą papipsenimų, bet nėra ko norėti, eilinį kartą kišo koją orai. Bet vis tiek, žvyba pasisekus, 4 žuvis, 8 kibimai, iš 8 kibimų 4 žuvis ištrauktos, 2 karpiai ir 2 lynai. Vis tiek, kaip visada kišo koją oras, bet oro nepasirinksi. Tai va tiek, bandysim eiti po biškį ruoštis, važiuoti namo, pailsėjau, pabuvau gamtoj. Tai su jumis pasimatysime irgi neužilgo, tai sekantį žyba bus Tauragiai, 7 sektoriui. Bandysim pagauti tą vėl trofėjinį karpį, matysim, kaip čia mums seksis. Tai neužilgo ir pasimatysim su jumis. O jei patiko jums šitas video, tai spauskit laiką, subscribe ir iki pasimatymo ant kranto.